Sveiki! Kauno miestas yra puikiai žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje dėl savo įsipareigojimo darniam judumui. Ir šiandien apie įvairias iniciatyvas susijusias su naujais dviračių takais arba su atnaujintu viešojo transporto parku arba su tuo, kad įvažiavimas į Kauno miesto senamiestį bus šiek tiek apsunkintas ir apribotas siekiant mažinti CO2 emisijas. Mes kalbame su Kauno miesto savivaldybės transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėju Martynu Matusevičiumi. Sveiki. Labą dieną. Nors viešuoju transportu aš pati naudojuosi pakankamai retai, bet pastebiu, kad parkas vis atsinaujina. Mieste kursuoja vis naujesni autobusai ir pačiuose autobusuose ir troleibusuose yra vis daugiau ir daugiau žmonių. Tai Martynai, gal jūs galėtumėt papasakoti ir pasidalinti savo mintimis apie tai, kokia yra viešojo transporto infrastruktūra mieste ir ką Kauno miesto savivaldybė daro bei planuoja daryti, kad vis labiau ir labiau miestiečiai naudotųsi viešuoju transportu. Miestiečiai ir svečiai turbūt jau pastebi, kad Kauno mieste viešasis transportas atnaujėja. Ir jisai išties darosi patogus, komfortabilus, nes buvo per keletus metus įsigyta 100 naujų hibridinių autobusų, 64 dujiniai hibridiniai autobusai ir 85 troleibusai. Tai šiuo metu Kauno miesto savivaldybės viešasis transportas yra 6 metų vidurkis senumo. Tai tikrai manome, kad tai yra puikus amžius ir tai sudaro didelį komfortą žmonėms. Bet vien tik autobusai nesudaro to didžiausio komforto, tai mes kiekvienais metais darome apklausą viešo transporto pasitenkinimo ir tikrai matome, kad žmonėms yra labai svarbu ir viešasis transportas, ir kokiu greičiu jis važiuoja, švara, tvarkingumas. Ir matome, kad jau keli metai tas pasitenkinimas tik tai didėja. Pernai metais buvo įdiegta ir kitose miestuose irgi naudojama sistema, kai jeigu sustojime nėra žmogaus ar jis nenori išlipti, autobusas tiesiog pravažiuoja, o jeigu žmogus nori išlipti, jis paspaudžia mygtuką ir autobusas tam sustojime sustoja. Kokia buvo vertė? Tai buvo vertė ne tik tai finansinė, nes leido sutaupyti 5 procentus kuro, kas sudaro į metus apie 500 000 eurų, bet taip pat matome, kad kelionės irgi pagreitėjo. Tai sudaro irgi labai svarbų dalyką, naudojantis viešuoju transportu. Tačiau mieste turime ir didesnių ambicijų. Šiuo metu yra atliekama studija našesniam viešajam transportui Kauno mieste. Šiuo metu jau esame tame etape, kai yra apklausta apie 10 000 žmonių Kauno miesto bei Kauno rajono gyventojų, kurie nurodė, kaip jie keliauja, kur jie keliauja. Ir tai mums leidžia sudaryti mieste vaizdą, kur viešasis transportas galėtų labiau pasitarnauti. Atlikę šią studiją, gavę išvadas, mes matysime, ar Kauno mieste reikia ir kokio reikia viešojo transporto. Tai galėtų atsirasti ir tramvajus, ir greitieji autobusai. Tai ambicijos tokios yra ir tikimės, kad į viešą transportą persės kuo daugiau žmonių.